Lietuvos čempionatas jau persirito į antrą pusę ir Panevėžio ekranui sužaisti liko dar 10 susitikimų. Nors ekipa sezono pradžioje ir Liepos mėnesį lydėjo nesėkmės, tačiau pastaruoju metu ekraniečiai vėl sugrįžo į pergalių kelią ir tęsė kovą dėl aukščiausių pozicijų. Ekranas iškovojo 2 labai svarbias pergalės iš eilės. Iš pradžių panevėžiečiai rezultatu 1-0 įveikė vieną pagrindinių konkurentų Atlantą. Čempionams pavyko ne tik atremti 11 metrų baudinį, bet ir 50 minutę išsiveržti į priekį. Įvarčio autoriumi tapo serbas Marko Vučetić, sulaukęs perdavimo iš savo tautiečio Dežan Dženić. Marko Vučetić, 1-0. Po 4 dienų išvykoje ekraniečiai rezultatu 2-1 palaužė ir Šiaulius. Pergalingą įvartį paskutinėmis rungtynių sekundėmis įmušė Arsenij Buinickiai, pelnęs jau 10-ąjį įvartį šiame sezone. Šį ekrano puolėją puikiai prisimena ir būsimieji mėlynai raudonų varžovai Tauro futbolininkai. Paskutinį kartą šių komandų susitikimas baigėsi rezultatu 3-0 ir visus 3 įvarčius į Tauro tinklą paleido būtent 13-asis ekrano komandos numeris. Prieš būsimas rungtynes su Tauru ekrano sudėtyje įvyko nemažai pokyčių. Abipusių susitarimų buvo nutraukti kontraktai su legionieriumi iš Ispanijos Oskarėjas ir Latvių Igoriu Kozlovu. O mače su Tauru ekraniečiams padėti negalės dėl geltonų kortelių rungtynes praleisantis Rytis Pilotas ir Dovydas Norvilas. Dėl ligos kol kas žaisti negali ir Učena Ume. Tačiau ekipą papildė perspektyvus 18-metis iš Serbijos Aleksandar Šušnjar. 2 mėnesius su ekipa treniravęsis jaunasis komandos pirkinys debiutavo rungtynėse su Šiauliais. Tikimasi, jog netrukus ekrano ekipą turėtų sustiprinti ir daugiau žaidėjų. Taurui taškų iškovoti nepavyksta jau beveik 4 mėnesius. 13 rungtynių iš eilės pralaimėjusius tauragiškius taip pat 2 kartus yra įveikę ir ekraniečiai. Rezultatais 2-1 ir 3-0. Beje, ketvirtadienį Tauragės Tauro komanda atsisveikino ir su vyriausiuoju treneriu iš Turkijos. Šiuo metu Tauras turintis 4 taškus rikiuojasi turnyro lentelės apačioje, o ekranas žengia 3 ir turi 47 taškus. Ekrano ir Tauro ekipų susitikimas įvyks jau šį sekmadienį 19 val. Aukštaitijos stadione. Bilieto kaina tik nuo 5 litų.